Pasyvios pajamos nėra kažkoks stebuklas ir jas gali gauti kiekvienas ir kiekviena. Ir šios dienos video yra praėjusios konferencijos apie finansinę laisvę pranešimas. Mano pranešimas pasyvios pajamos per 60 dienų. Ar tai yra misija įmanoma? Taip nutiko, kad per konferenciją, būtent į tą pačią konferencijos salę nesutilpo visi norintys, nes registravosi daugiau kaip 400 žmonių. Vietų buvo tik tai 126, jeigu neklystu. Tai noriu iš tiesų dalintis savo edukaciją, visą informaciją ir savo asmeninę praktiką viešai, tam, kad galėtumėt iš tiesų kiekvienas norintis pasižiūrėti be kažkokių papildomų limitų, tai kviečiu žiūrėti šitą webinarą, seminarą arba, kaip pavadinsim, tiesiog mano įprastinį video, tiesiog jisai bus labiau galbūt praktinis ir praseisiu per visą šitą savo pranešimą būtent dabar. Tai jeigu dar nepaspaudai, nepamiršk prenumeruoti kanalo apačioje, lauksiu tavo komentarų, jeigu kas nors yra neaišku. Trukmė bus kiek ilgesnė negu įprastai, planuoju trukti apie pusę valandos, tiek kiek užtraukau būtent pačioje konferencijoje, bet žiūrėsim, galimai YouTube mano auditorija gaus šiek tiek ilgesnį ir dar labiau išsamesnį turinį. Ir keliaujam į edukaciją. Tai pasyvios pajamos per 60 dienų. Misija įmanoma, paryškinta, iš tiesų įmanoma, ar ne, galima net ir greičiau. Tai yra realiai labiau pradedantiesiems rodoma ir taikytina informacija, ir tai ETF planas būtent pradedantiesiems. Buvo tuo metu praktinės dirbtuvės, tai jūs galite kiekvienas namuose pasidaryti tam tikras praktinės dirbtuvės, nes turėsit galimybę susistabdyti video reikiamose vietose ir realiu laiku, ar ne, atlikti paiešką. Tai vis dėlto misija įmanoma ar neįmanoma gauti tas pasyvias pajamas, ypatingai net nedidelėms sumom per 60 dienų. Tai įmanoma. Dabar kas yra tos pasyvios pajamos, išsiaiškinsim būtent šitam video. Toliau konkrečius ETF pavyzdžius parodysiu, kaip susirasti, nes keliausim per praktinius žingsnius. Pasidalinsiu idėją tavo asmeniniam planui ir pasidalinsiu skaičiuoklę, kuri padės suvaldyti lūkesčius arba atrasti dar daugiau motyvacijos. Tai apie mane, ar ne, tai tikrai dažnai kartojuosi savo kanale ir čia labai trumpai turinio apie investavimą ir finansus kūrėja ir privati investuotoja, patirtį sukaupiau per realią praktiką, o ne per teoriją. Teorijos mano gyvenime buvo žiauriai daug, bet kaip aš supratau, kad visa tai veikia, ką aš perskaitau, tik tada, kai pradedu daryti tikrus žingsnius, ar ne? Pratestuoju tam tikrus dalykus, pridarau klaidų, galbūt kažkur tai nenutinka kaip klaidos, ar ne? Aš išmokstu savo pamokas, ar ne? Keliauju toliau ir visu tuo dalinuosi savo kanale. Tai man labai svarbu, kad kiekvienas, kuris nori pasyvių pajamų, suprastų, kad tai nėra kažkoksai tai mitas ir tuo pačiu pasyvios pajamos nėra stebuklas, nes tai yra tiesiog procesas. Tai pasyvių pajamų mitas ir vienas iš didžiausių mitų, tai yra, kai žmonės tikisi, kad pinigai tiesiog kris į sąskaitą, aš nieko nedarau, bet pinigai man krenta į sąskaitą. Kaip paveldėjau butą ar ne, su visais nuomininkais ir su 20 metų sutartim ir man nereikia rūpintis tuo butu ir ne pinigai tiesiog krenta pas mane į piniginę. Taip nebūna, ar ne? Ir realybė yra tokia, kad kalbant apie pasyvias pajamas, pradžioj vis tiek reikės kažkurios vienos iš dalių. Tai arba laiko, tai mes turim turėti laiką kaip savo sąjungininką ir kaip savo draugą, arba mes turim turėti didelę krūvą pinigų. Tai tokiu metu, ar ne, tiesiog labai greitai pamatysim tą pasyvių pajamų efektą. Tai štai čia yra pasyvių pajamų skaičiuoklės nuoroda, tai tie, kas žiūrit per televizorių arba galbūt per planšetę, ar ne, bus galimybė nusiskanuoti per telefoną tam, kad galėtumėt patekti į tą pasyvių pajamų skaičiuoklę. Ir taip pat šito video aprašyme, ar ne, tiesiog nukeliaukite pačioje ir bus pasyvių pajamų skaičiuoklės pasirinkimas. Arba tie, kas realiai ar ne praktiškai dabar norit keliauti per žingsnius, parodau, ką reikėtų daryti, tai tiesiog paprastuoju būdu keliaujam į fl.lt puslapį, tai yra mūsų naujas Financial Lithuanians puslapis, užsukit, tie, kas dar nebuvot, pasižvalgykit, pasiskaitykit ir keliauju čia į skaičiuoklės. Ateinu į skaičiuoklės ir pirmasis pasirinkimas yra pasyvių pajamų skaičiuoklė. Šita skaičiuoklė mano akimis yra, itin vertingas įrankis tiem, kurie nori pradėti gauti pasyvias pajamas tam, kad suvaldytumėt savo lūkesčius, tam, kad pamatytumėt, nuo kokios sumos, kokios pasyvias pajamos gali atkeliauti. Ir čia yra keletas kintamųjų, kuriuos
mes galim keisti, ar ne, tai yra ta suma, investuota suma, kurią aš galiu suinvestuoti ant karto arba per tam tikrą laikotarpį. Nu, taip pavyzdys, ar ne, tarkim 10 000 eurų prie 8 procentų vidutinio to pasyvių pajamų pelningumo, dividend yield ar negalima vadinti, prie 8 procentų, ar ne, susimokant 15 procentų per metus nuo kiekvieno gauto dividendo, ką mes gausim, tai nuo 10 000 suma po mokesčių per metus pas mus yra 680, per mėnesį yra 56,67. Tai čia šita dalis, kai žmonės labai dažnai, kai jų paklausia, kiek norėtumėt gauti pasyvių pajamų. Nu tai pirmas variantas – 10 štukų. Ta prasme, tikrai labai daug esu turėjus ir tokių pokalbių ir situacijų, kai žmonės, nu ir sako, aš realiai norėčiau 10 000. Klausiu, kiek dabar investuoji? Nieko neinvestuoju. Na tai kaip pagalais mes prieisim prie to 10 000 per mėnesį tikslo, jeigu mes nieko vis dar nedarom. Momentas yra tas, kad, ar ne, čia tiesiog mes valdom savo lūkesčius. Jeigu aš galiu investuoti 100 eurų, kiek aš gausiu pasyviom pajamom, ar ne? Suvedam 100 eurų, aš matau, kad pas mane atkeliauja maždaug ten 60 centų. Dabar, jeigu aš per ilgesnį laikotarpį, per 10 metų, pavyzdžiui, ar ne, nuosekliai kaupiu kapitalą, noriu turėti stabilų pasyvių pajamų srautą, ar ne, ir investuoju kiek didesnėmis sumomis, ar ne, ir mano tikslas, tarkim, yra 250 000 turėti kaip savo investicinį portfelį, ką šitą sumą man jau gali atnešti, tai čia tokie galbūt 2 nedideli butai Vilniuje, ar ne, prie 8 procentų vidutinio to pelningumo su 15 procentų mokesčių, ką aš turiu, ar ne, aš jau gaunu apie 1500 per mėnesį. Tai tiesiog pasižaiskit su skaičiuoklę ir pagalvokite apie tai, kokia realiai suma pasyviom pajamom per mėnesį būtų jūsų pirmas tikslas. Ir tikrai nedėkit kaip pirmą tikslą ten 10 štukų, jeigu galite ypatingai investuoti nedidelėm sumom. Kai aš galiu investuoti didesnėm sumom, ar ne, nu tai normalu, kad aš galiu keltis ir savo tos tikslus juos šiek tiek greičiau pasiekti. Mano pirmos pasyvios pajamos, iš tikrųjų pirmi gauti dividendai ten buvo keliasdešimt centų. Jeigu neklystu, gal 10 centų ar 6 centai, labai gerai nepamenu, bet vis dėlto tai jau yra kažkoksai postūmis, ar ne, ir mes matom, kad pinigai dirba. Gerai, keliaujam tada toliau, šitą skaičiuoklę visą laiką yra pasiekiama nemokamai internete, tai naudokitės. Ką labai svarbu suprasti, tai tiesiog atsistoti ties tuo vienu bendru suvokimu, kas yra pasyvios pajamos, nes jos gali atkeliauti iš skirtingų šaltinių. Tai šiuo atveju aš esu parašiusi kelis pasyvių pajamų tipus, tai gali būti dividendai arba palūkanos, tai gali atkeliauti iš nekilnojamo turto nuomos arba REIT, tai yra nekilnojamo turto trustai, nes mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad nekilnojamo turto nuoma, jeigu mes patys administruojam tą nekilnojamo turto nuomą, tai nėra tokios jau labai pasyvios pajamos, nes reikia administruoti, planuoti, ar ne, galbūt naujus nuomininkus, naujas sutartas, skalbimo mašinas tvarkyti, ar ne, ir panašiai, atlikti tiek daug veiksmų ir tiek daug dalykų, ir mes nuolat turim in the back of our heads, kad reikia rūpintis to nekilnojamo turtu, kad jisai man generuotų pajamas. Tai šiuo atveju netoks ir pasyvių pajamų pasirinkimas, bet iš tiesų daugelis žmonių tai laiko pasyviom pajamom. Toliau reitai, nekilnojamo turto trustai, apie juos kalbu pas save kanale, tikrai nekartą kalbėjau, nes dalinuosi viešai būtent to reitų portfelio nuorodą, kur galite stebėti mano investicijas, kaip joms sekasi ir ne kaip atrodo, ten investuoju į 4 reitus, tai yra 4 pavienės kompanijos, kurios yra susifokusavusios į nekilnojamo turto nuomą. Toliau kūrybinės pajamos ir licenzijos, jos gali taip pat generuoti pasyvias pajamas. Čia dar nepaminėjau P2P ir verslo paskolos, tai taip pat galimybė leisti pinigam dirbti be mūsų papildomo laiko ir įsikišimų. Ir toliau įvairiausiai automatizuoti verslai, ir čia gali būti galbūt net ir tas pats dropshippingas arba kokia nors printų paslaugos. Tai vėlgi atkeliavus visai AI-jaus bangai tikrai galim rasti sprendimų iš tai dalį, kaip priversti pinigus dirbti, bet vėlgi klausimas, ar tai bus tokios jau stipriai pasyvios pajamos. Tai realiai, kas yra pasyvios pajamos, tai yra pinigai, kurie ateina ne iš mūsų aktyvaus darbo, kad aš atidaviau vertės, paskyriau savo laiką ir gavau pinigų, nes tai yra aktyvios pajamos.
jos atkeliauja iš turto, kuris mums priklauso ir tas turtas dirba už mus. Tai aš kalbėsiu apie vertybinius popierius, tai gali būti reitai ar ne, ir būtent šitam epizode, šitam video daugiausiai kalbėsiu apie ETF-us ir kaip priversti pinigus dirbti per ETF-us ir generuoti mums pasyvius pajamas. Tai kas yra ETF-as? Labai trumpai, nes šitų video tikrai esu padariusi ne vieną ir ne du su paaiškinimu, kas tas ETF-as realiai paprastai paėmus, tai yra fondas, kaip Skittlesų krepšelis, kur yra įvairiausių spalvų saldainiukų, ir raudonų, ir žalių, ir mėlynų, ir geltonų, ir ten dar įvairiausių spalvų, tai perkam vieną Skittles krepšelį ir mes turim skirtingų spalvų saldainių. Tai jeigu mes perkam vieną ETF-ą, dažniausiai standartiškai mes turim skirtingas įvairiausias kompanijas, būtent tame krepšelį ir vienu pirkimu nusipirkam daug kompanijų. Vat būtent perkant per ETF-ą. ETF-us pirkti yra galimybė lygiai taip pačiai kaip akcijas, tai yra likvidu ir galim nusipirkti per vertybinių popierių sąskaitą biržos darbo metu. Tai toliau čia yra gražus paveiksliukas, nes ETF-ai gali būti sudaryti vien tik tais iš akcijų, ETF-ai gali būti sudaryti iš obligacijų ir akcijų mikso, arba vėlgi tokie kaip nekilnojamo turto kompanijų ETF-ai. Ir ką dažniausiai jie daro, tai seka tam tikrą indeksą. Kas yra indeksas? Tai yra sąrašas etaloninių kompanijų, kurios turi atitikti itin griežtus kriterijus, kad būtų įtrauktas į tą geriausių kompanijų sąrašą, jeigu taip paprastai pasakius. Ir indeksas gali būti sudarytas būtent geografiškai, galbūt tam tikros šalies indeksas, tam tikro regiono indeksas, galbūt tam tikros sektoriaus indeksas arba plačiai diversifikuotas indeksas, pavyzdžiui, pasaulinis arba Amerikos, kur mes turim regioną tam tikrą, bet tenais jau yra įvairiausi sektoriai. Gerai, keliaujam toliau. Tai kokie gali būti tie ETF-ų tipai, nes ETF-as, kuo giliau mes lendam, tai galim įsivaizduoti, kad tai yra tarsi svogūnas, kuris taip pat yra skirstomas įvairiausiais pjūviais. Tai ETF-as jisai gali būti akumuliuojantis arba jisai gali būti išmokantis. Ir kadangi mūsų tikslas yra gauti pasyvias pajamas, tai mes turim susifokusuoti būtent į šitą variantą, tai yra išmokantį ETF-ą. Labai svarbu, kad būtų pažymėta distributing. O tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį, kas ketvirtį arba kartą per metus mes gausim tam tikras išmokas iš savo investicijos. Keliaujam gilyn, toliau į tuos ETF-us ir galim pasižvalgyti, kokios tai yra strategijos. Pagal kokias strategijas jie yra valdomi. Tai valdymas gali būti aktyvus arba pasyvus. Jeigu mes renkamės ETF-ą, kuris turi pasyvų valdymą, tai reiškia, kad jisai standartiškai seka tam tikrą indeksą ir fondo valdytojai, ką daro, jie tiesiog, negaliu sakyti bukai, bet tiesiog visiškai paprastai atkartoja ir superka tik tas kompanijas, kurios yra indekse. Kai indeksą geriausių kompanijų sąraše kompanijos pasikeičia vietomis, tai fondo valdytojas, ką padarom, tai jisai apkeičia vėlgi, tam tikrą exposure, tai kas yra jau fonde supirkta, tai kad tai atitiktų visiškai identiškai, koks yra indeksas, indekso tas kompanijas. Jeigu mes pasižiūrėsim į aktyviai valdomus fondus, tai reiškia, kad čia jau yra aktyvus darbas, analitikai, profesionalai, ką jie daro, nuolatos atrinkinėja tam tikras kompanijas ir jie nusprendžia, kokios kompanijos priklausys jų fondui. Tada ETF-ai, jie gali turėti skirtingas taip pat vėlgi tas vidinės strategijas, jie gali būti sintetiniai arba turintys realų turtą. Parodysiu, kaip šitą dalį išsiaiškinti, bet jeigu reikėtų paprastai pasižiūrėti, tai sintetinis ETF-as, jisai realistiškai dažniausiai neturi tų akcijų kaip garanto, už savęs, tiesiog prekiauja per sintetinę strategiją, o jeigu mes žiūrėsim į replikacijos metodą, fizinį, tai jau tokie fondai turi realų turtą, realiai superka tų kompanijų akcijas, iš jų generuoja dividendus ir juos išmoka mums kaip investuotojams. Dividendus arba distribucijas, bet šitoje vietoje dar šiek tiek apsistosiu. Tai dabar yra ta praktinė dalis, kur tikrai kiekvieną norintį kviečiu tiesiog atsidaryti JustETF puslapį, kaip ir čia parašyta, justetf.com. Atsidarysite šitą puslapį ir kartu galėsim pasinagrinėti, kaip čia man atlikti paiešką, tai tam, kad gaučiau, ko aš noriu. Šitas puslapis kažkaip daug metų absoliučiai nekinta ir jisai toksai pakankamai, nežinau, man norisi sakyti dinozaurinis, nes
labai man jisai senoviškas, bet kai prie jo pripranti, tada jisai labai yra efektyvus, ar ne, nu, nes jame galim rasti visą tai, ko norim. Tai realiai yra fondų duomenų bazė Europos investuotojams. Atkeliaujam justetf.com puslapis ir ką aš darau, ar ne, paprastuoju būdu tiesiog spaudžiu search mygtuką, nebūtinai, kad mes iš karto čia kažką rašysim, nes tam, kad parašyti, reikėtų žinoti, ką mes norim įrašyti. Spaudžiu search, ar ne, ir aš galiu pasirinkti ETF lists by category. Tai tiesiog pagal kategorijas atsidarysiu fondų sąrašą. Ir pirmosios kategorijos, ar ne, tai nėra tai, kas mums itin aktualu, nors bet kuris fondas iš tiesų gali būti distributing ir išmokėti distribucijas arba dividendus, bet mums yra svarbu pakeliauti žemyn ir iš tiesų susirasti tuos fondus, kurie fokusuojasi į dividendinės kompanijas arba į tokias strategijas, kurios galėtų mums išmokėti pasyvias pajamas. Tai pirmas momentas, ties kurio noriu apsistoti, ar ne, čia yra dividend ETFs. Aš šitą atsidarau kitame lange ir aš matau, kad yra iš viso 20 indeksų, kurie seka Europos dividendinės kompanijas. Ir iš viso yra 29 fondai, kurių koncentracija yra į Europos dividendinės kompanijas. Ir mes ką čia galim padaryti, ar ne, tai prasifiltruoti ir išsirinkti geriausius dividendinius europinius ETF-us, galim išsirinkti didžiausius tokius ETF-us arba pigiausius, kalbant apie jų turto valdymą. Tai aš norėčiau pasižvalgyti dabar į didžiausią, nes vėlgi tas geriausias, ar ne, nu tai kaip mes galim sakyti, kad tai yra geriausias, galbūt tam tikrais metais tai buvo geriausias ETF-as, ar ne, bet tai nereiškia, kad jisai turės tokį patį performance per ateinančius kelis metus. Tai mano akimis, galbūt logiškesnis prasižiūrėjimas būtų per didžiausius variantus. Tai šiai dienai didžiausias, tai reiškia pagal suneštą kapitalą, pagal tą sumą, kuri yra suinvestuota iš visų Europos investuotojų į šitą fondą. Aš spaudžiu, ar ne, SPDR S&P 500 euro dividend aristocrats. Ką aš matau, ar ne, matau ISIN numerį. ISIN numeris tai yra tas numeriukas, kaip mes turim asmens kodą, tai taip fondas turi savo ISIN numerį, kurį mes galim nukopijuoti ir įsiklijuoti į savo vertybinių popierių sąskaitą, tam, kad žinotume, į ką konkrečiai investuojame, ar ne? Mes taip jį galim surasti vertybinių popierių sąskaitoje. Labai svarbus momentas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai mes ieškome fondo, tai be abejo, jeigu mes norim pasyvių pajamų, mes žiūrime distribution policy, kas yra distributing, ar ne, šitas pasirinkimas, tai reiškia, šitas fondas man išmokės kaip investuotojai. Kitas momentas, labai svarbu atkreipti dėmesį į total expense ratio, tai yra kiek aš nuo savo įnešto kapitalo sumokėsiu mokesčių už mano turto valdymą fondo valdytojui. Ir čia sumokėsiu 0,30% per metus. Šitas fondas yra įkurtas 2012 metais, turim pakankamai ilgą istoriją, tam, kad galėtume įsivertinti, ar jis mums tinka ar netinka. Toliau į ką atkreipiu dėmesį, tai kad iš viso pirkdama vieną šitą vienetą, fondo vienetą, aš gaunu 40 kompanijų šito fondo viduje. Jo kaina yra 27 eurai, ne? Šiai dienai taip pat tikriausiai galima įsigyti ir kitom valiutom, tai jeigu noriu pasidomėti, nukeliauju iki pačios apačios, tai jisai yra parduodamas Šveicarijos frankais, doleriais, ne doleriais, o svarais ir eurais. Taip, tai nukeliauju tada toliau į viršų ir ką matau, ta kaina visiškai realiai per mėnesį galim paskirti 3 vienetus bent jau nusipirkti, ar ne, nes 100 eurų turėtų būti ta minimali investavimo suma vien tam, kad tiesiog per didelės dalies nesuvalgytų mums per vertybinių popierių brokerį investuojant tie tarpininkavimo mokesčiai. Kita labai svarbi dalis, ką renkantis dividendinius distribucijas išmokančius ETF-us reikėtų atkreipti dėmesį, tai pasižiūrim į chartą ir aš imu maksimalų laikotarpį, ar ne, tai vat nuo įkūrimo nuo 2012 metų, aš matau, kad šitas fondas labai smagiai auga. Ką man reikia pasitikrinti? Pasitikrinti, ar jisai auga, jeigu aš nereinvestuoju dividendų. Ir aš tada atspaudžiu šitą momentą, ar ne, ir matau, kad jo augimas praktiškai per pusę sumažėjo. Jeigu aš jau planuoju naudotis tais dividendais, kurie įkrenta atgal į mano sąskaitą, tai ir aš jų atgal neįdedu, ar ne, aš galiu tikėtis maždaug tokio augimo. Vėlgi čia istorija negarantuoja to, ką mes turėsime ateityje, bet vis dėlto galime, ar ne, susidaryti kažkokią tais nuomonę. Dabar
Jeigu mes reinvestuojam atgal dividendus, tai mes turėsim didesnį augimą, nes mes ne tik pildom savo portfelį nuolatos, bet papildom jį ir sugrįžtančiais dividendais. Tai čia yra tik tais vienas iš variantų. Vėlgi, ką labai svarbu žinoti, kad Just ETF puslapį jūs momentaliai galite gauti ir oficialius to fondo dokumentus, kuriuos tikrai kiekvienas investuotojas turėtų pasiskaityti, susiprasti, nes čia susipažinsit ir su rizikom, ir su mokesčiais, ir su indeksu, ar ne, galbūt daugiau informacijos rasite, negu bendrai yra parašyta prie description. Tai fact sheetas, kidas, šitus galite pasiskaityti, ar ne? Toliau mes galim keliauti, ar ne, ir ieškoti kitų dividendinių ETF-ų, ar ne, ir galbūt aš rinksiuosi, nors gerai, noriu parodyti iš tikrųjų, kaip susirasti šitą variantą vertybinių popierių sąskaitoje, nes jį mes galim susirasti kopijuodami ISIN koduką. Tai aš tiesiog paprastuoju būdu atsidarau savo vertybinių popierių sąskaitą, kas yra Freedom 24. Tai yra reguliuojamas licencijuotas brokeris, ar ne, tai yra dukterinė kompanija Europoje, o motininė kompanija pati yra kotiruojama biržoje, vertybinių popierių biržoje. Tai ką aš dabar padarau, kopijuoju tą ISIN koduką, kuris yra pas mane dabar atminty, Ctrl+V, spaudžiu jį čia ir turiu eudi.eu, ar ne, arba kiti pasirinkimai. Tai vėlgi, kodėl yra svarbu žinoti, kur susirasti ISIN kodą, nes stickeris tai yra tos 4 raidės, kuriomis taip pat galim susirasti fondus brokeryje, ne visą laiką atitiks mūsų būtent tą fondą, kurio ieškoma, nes raidės gali būti panašios, tai gali būti kitos biržos ir panašiai. Tai čia mes gaunam realiai tą produktą ir jau mums išventa 3 skirtingus pasirinkimus, tiesiog skirtingose biržose, ar ne, bus variantai. Tai aš, pavyzdžiui, spaudžiu šitą vidurinį variantą, turiu fondą, kuris yra kotiruojamas būtent eurais, ar ne, 27 eurai. Jeigu aš noriu nusipirkti šitą variantą, ar ne, dar galiu pasitikrinti pavadinimą, kotiruojamas Londono biržoje, LSE, SPDR S&P 500 Euro Dividend Aristocrats. Tai ką galiu padaryti, jeigu aš noriu investuoti į šitą pasirinkimą, ar ne, galiu spausti investuoti. Ir paprastuoju būdu, ar ne, štai čia matysit žalią pasirinkimą, dabar man reikia atidaryti sesiją, tam, kad galėčiau iš tiesų parodyti, kaip tas atrodys, bet realiai ir per telefoną, ir per kompiuterį tai yra taip paprasta padaryti. Kitas labai svarbus momentas, ar ne, kai aš jau žinau, kaip man jį susirasti toj vertybinių popierių sąskaitoj, prisimenu, kad tai nėra vienintelis variantas, ar ne, aš tiesiog parodau, į ką svarbu atkreipti dėmesį. Tai kiekvieną fondą jūs galite ir šiaip turėtumėte taip ir panašiai išsinagrinėti. Dabar, kadangi tai yra fondas, kuris išmoka distribucijas, ar ne, tarkim, išmoka dividendus, atkeliaujančius iš dividendų aristokratų Europoje, mano klausimas, kuris yra svarbus, ypatingai kalbant apie prieš tai rodytą skaičiuoklę, tai aš turiu žinoti, kiek procentų man šitas fondas išmokės. Ir jisai išmoka 4,13% per metus, ar ne? Arba kitaip tariant, jeigu aš perku už 27 eurus vieną vienetą, per metus aš tikėsiuosi gautis apie 1,12 eurų išskaidytą į 2 dalis. Nes šitas fondas moka 2 kartus per metus. Toliau galim keliauti, ar ne, ir dar kartą pasižvalgyti po dividendinius ETF-us, tai aš tiesiog rašysiu dividend. Galiu rinktis globalius ETF-us, ne tik europietiškus pasirinkimus, ar ne, ir čia turėsiu 21 fondą vis dėlto, ar ne, dar pasižvalgimui. Jeigu žiūriu į patį didžiausią pasirinkimą, tai jau yra Vanguard FTSE All World Dividend Yield UCITS ETF-as, ar ne. Vėlgi, primenu, atkreipiu dėmesį, distributing policy, tai reiškia, aš gausiu dividendus, kas kažkiek laiko. Šito kaina yra 68, praktiškai 69 už vieną vienetą, ar ne, ir aš keliauju prie dividends pasirinkimo. Šitas fondas išmoka 2,91%. Tai vadinasi, nuo vieno vieneto už 68 eurus aš galiu tikėtis gauti 2 eurus dividendais. Ir šitas fondas išmoka 4 kartus per metus, ar ne? Tai dabar, jeigu mano fokusas yra gauti pasyvias pajamas kas mėnesį, toliau keliauju ir ieškau tokio pasirinkimo. Vėlgi, kai mes išsirinkam kažkokį fondą, ar ne, kaip ir prieš tai žiūrėjom, tarkim buvo pirmasis variantas, kuris išmoka 4% pasyviam pajamom, tai aš galiu tiesiog susivesti, ar ne, jeigu aš turėsiu portfelyje 100 000 eurų ir investuosiu į tą fondą, tame fonde turėsiu 100 000 eurų, jisai išmoka apie 4%, ar ne, ką aš gausiu, tai vadinasi
suma per mėnesį po mokesčių pas mane nuo 100 000 atkeliauja apie 283 eurus. Dabar, kaip ir prieš tai kalbėjau, ar ne, tai fondai turi įvairiausias skirtingas savo valdymo strategijas ir metodikas. Tai vis dėlto dividendiniai ETF-ai, ką jie padaro, superka dividendinės kompanijas į vieną krepšį ir tada dividendas, kas apskritai yra, ar ne, tai yra įmonės pelno dalis padalinta investuotojams. Tai jeigu mes renkamės dividendinius ETF-us, kuris išmoka mums pasyvias pajamas, mes gaunam iš tiesų dividendus. To fondas surenka visų kompanijų dividendus, kuriuos išmoka ir išmoka juos padalintą investuotojams pagal tam tikrą dalį ir ne kiek mes turim fondų vienetų. Yra ir kiti būdai, mano akimis efektyvesni ir tuo pačiu rizikingesni, tačiau padedantis mums gauti aukštesnės pasyvias pajamas, tai yra covered call ETF-ai. Covered call ETF-as, ką jisai daro, taiko papildomas investavimo strategijas, dažniausiai tai yra aktyvaus valdymo fondas, kuris taiko papildomas strategijas, kad generuotų savo investuotojams stabilias, pastovias, pasyvias pajamas. Jos taip pat turi aukštesnį dividendinį pajamingumą, ar ne, tai mes gausim kiek daugiau negu 2, 3, 4 ar 5 procentus per metus. Parodysiu šitą variantą, tai yra mano pačios asmeninis pasirinkimas, į kur aš investuoju, tai būtent į covered call ETF-us, tam, kad generuočiau pasyvias pajamas. Ir štai čia yra, kiek iš viso variantų mes turime, 33 pasirinkimai. Vėlgi, jeigu aš viską paspaudžiu ant to ir aš matau visą šitą gražią lentelę, aš galiu čia prasifiltruoti, ar visi fondai yra distributing, ar yra ir accumulating pasirinkimų. Tai yra ir accumulating, ką jie daro, tiesiog viduje reinvestuoja tos dividendus ir mes turėsime augimą. Tai jeigu aš spaudžiu ar ne ant vieno iš šitų pasirinkimų, būtent šitas fondas JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF yra tas mano asmeninis pasirinkimas, kur šiai dienai yra daugiau kaip $30,000 suinvestuoti, ar ne? Tai pasidalinsiu savo tą praktiką, kaip jisai atrodo būtent šiai dienai, kiek išmoka, ar ne, ir ką svarbu atkreipti dėmesį. Vėlgi, kartojimas mokslų motina, ar ne, tai pasižiūrim. Distributing policy išmoka, turto valdymas 0,35, kas mano akimis kaip aktyviai valdomam fondui, vis dėlto tikrai nėra didelis mokestis. Ir čia matau, ar ne, pažymėjimą, tai yra aktyviai valdomas pasirinkimas, turi aktyvią strategiją. Svarbiausi dokumentai, galiu visus susirasti čia. Ką svarbu suprasti, kad šitas fondas neturi itin ilgos istorijos, kaip bent jau prieš tai rodytas variantas, tarkim, nuo 2012 metų. Jisai yra paleistas visiškai nesenai Europoje. Amerikoje jisai turi savo tą The Big Brother, kuris jau turi ilgesnę istoriją. Tai būtent pagal Amerikos istorijos rezultatus aš pasirinkau šitą fondą. Tai, ne, žiūrim šitą variantą, toliau ką galim padaryti, žiūrim kokios kompanijos, nes šitas fondas jisai investuoja į Nasdaq'o 100 kompanijas, turi realiai jas supirktas, ar ne, kaip turtą, šitą dalį mes galim pasitikrinti prie replication metodo, ar ne, fizinis turtas, kaip užstatas yra, ir jeigu aš perku šitą fondą, vadinasi, žinau, kad fondo valytojai turi realiai tas akcijas, ant kurių stato covered callus, kas yra papildoma strategija investavime generuoti pasyvias pajamas, ar ne, iš gaunamo premiumo. Bet labai nenoriu stipriai apsunkinti būtent šitą savo video, tai jeigu norite pasižvalgyti, kas yra opcioninė strategija ir panašiai, tai tiesiog pasižvalgykit po mano kanalą arba kviečiu užsukti į štai šitą video Financial Opinions kanale, kur labai paprastai stengiuosi perteikti tai, kas yra opcionai. Tai čia aš matau, kad ar ne, fonde yra Nvidia, Microsoftas, Apple'as, Broadcom ir panašiai. Dabar sakyčiau, šitas variantas, ar ne, kadangi mes turim labai trumpą istoriją, svarbę dalį, kurią pasitikrinam, ar ne, tai including dividends arba excluding, tai jeigu mes nuimam bardelę bus excluding, ar ne, aš matau, kad jisai važiuoja šiek tiek žemyn. Bet vėlgi priminimas, mes turim per trumpą laikotarpį, kad būtų galima realistiškai įsivertinti jo istoriją. Tai aš investuoju, pas mane jisai sėdi labai gražiai pliuse, parodysiu savo variantus, čia vėlgi priklauso nuo to, kaip mes vertinam riziką, kaip mes suprantam, į ką mes investuojam ir mano akimis, jeigu aš noriu investuoti rizikingiau, aš jau turiu suprasti, kokią aš riziką prisiemu ir nereikėtų pulti aklai, ar ne, investuoti. Tai aš tiesiog dalinuosi tuo, ką darau pati ir tikiuosi tai leis realistiškiau išsirinkti savo asmeninį pasirinkimą.
Šiai dienai, jeigu aš žiūriu į Just ETF puslapį, ar ne, ką aš galiu gauti iš šito fondo, investuojant į JPQ variantą, jo tikeris, ar ne, tos 4 raidės, kaip mes galim susirasti jį vertybinių popierių sąskaitoje, yra JPQ, JEPQ. Dabartinis dividendinis pajamingumas, ar ne, yra 10,46%. Tai vadinasi, aš perku vieną vienetą už 22 pinigus, 22, 23 ir ką aš galiu tikėtis gauti per metus 2,37 eurus, ar ne, už tą vieną vienetą. Bet šita dalis bus išskaidyta pas mane iš 12, ar ne, dalinam iš 12, nes kiekvieną mėnesį čia jau yra išmokantis fondas. Dėl to yra labai smagu pasiskaičiuoti, ar ne, ir pasiprognozuoti, kiek aš galėčiau gauti pasyviom pajamom, jeigu renkuosi šitą variantą, ar ne. Tai čia jau dabar iš 4 aš galiu vesti 10, ar ne, ir spaudžiu skaičiuoti. Tai nuo to pačio 100 000 būtent tokiam pasirinkime aš jau turėsiu apie 708 eurų per mėnesį. Ką labai noriu pabrėžti, kad net jeigu renkamės investuoti į dividendų aristokratus, ar ne, renkamės investuoti į fondą, kur jau turim daugiau kaip metų istoriją, daugiau kaip 5 metų istoriją, kad jie išmoka pasyvias pajamas, labai svarbu yra suvokti, kad vis dėlto šita dalis jinai gali pasikeisti priklausomai nuo fondo valdytojų pasirinkimo. Ir vėlgi tam tikros dividendinės kompanijos gali nustoti mokėti dividendus ir fondai gali nustoti mokėti dividendus. Tai reikėtų tiesiog nepasikliauti visiškai aklai ir susiplanuoti visko taip, kad jau čia niekas nepastum šitos dalies, ar ne, ir kai bus, tai bus. Tai nėra saulė, kuri kiekvieną rytą pakyla, ir tai nėra mėnulis, ar ne, kuris kiekvieną naktį pakyla, nes tai gali pasikeisti nuo įvairiausių ekonominių situacijų, ar ne, ir nuo daugelio dalykų priklauso. Tai vėlgi tai nereiškia, kad neturime pradėti. Na, tiesiog sąmoningai ir logiškai įsivertinkim, kad galbūt kažkas nutikus netinkamai situacijai pasikeis. Prasibėgom per šitą praktiką, tikiuosi pavyko ją pasidaryti, galbūt sustabdant video, ar ne, ir toliau keliaujant patiems. Ir čia yra mano asmeninis tips and tricks, tai tokie idėjos ir triukai, kurie padės sutrumpinti laiko ir iš tiesų atsižymėti, kas mano asmeninė nuomonė yra labai svarbu, jeigu mes renkamės ETF-ą, kuris išmoka pasyvias pajamas. Tai pradžioje, ar ne, čia galite screenshotą pasidaryti, nežinau, atsiprintinti galbūt šitą momentą. Pasitikrinam, ar fondas yra distributing, ar ne, tai reiškia, kad jisai moka dividendus. Pasitikrinam ex-dividend date, kada suteikiama teisė gauti išmoką. Kaip šitą dalį pasitikrinti, labai greitai parodau, ar ne, tai aš tiesiog ateinu prie savo pasirinkimo JP Morgan Nasdaq Equity, į kurį pati investuoju, ar ne, ir spaudžiu KID. Tai toliau antra dalis, kas yra ex-div date, ne, tai čia būtent esmė yra mano šito pranešimo ar video tikslas, kodėl aš prašiau pasyvias pajamas per 60 dienų, ne per 30 dienų, nes realiai galima ir per 30 gauti, ar ne, tas pirmas pasyvias pajamas, todėl kad fondas turi tam tikrą nustatytą datą, iki kada jisai užregistruoja savo investuotojus. Ir ta data, ar ne, jinai yra dažniausiai nurodoma svarbiausiuose informaciniuose fondo dokumentuose, ar ne, ją galite susirasti internete. Tai kaip pavyzdys, ar ne, jeigu iki sausio 10 dienos, ar ne, aš nusiperku tam tikro fondo vienetus, o ex-dividend date šitam fondui yra sausio 10, aš pavyzdžiui perku sausio 9, aš jau patenku į tų investuotojų sąrašas, ar ne, ir vasario mėnesį, ten kažkurio laikotarpio, ar ne, kada fondas išmoka dividendus, aš jau gausiu savo pirmosius dividendus. Tai vadinasi, aš gausiu per 30 dienų. Dabar, jeigu aš nusipirku ne iki sausio 10, bet sausio 11, 12, ar ne, ir per visą likusį laiką po ex-dividend date, pas mane dividendai atkeliaus po 2 mėnesių. Vadinasi, vasarį aš dar nebūsiu gavusi, bet turėsiu tą turtą ir jau tada kovo mėnesį pas mane atkeliaus dividendai. Tai šita yra labai svarbi dalis, ar ne, tai tiesiog reikia pasižiūrėti, koks ex-dividend date yra nurodytas, aš perku iki tos dienos, ar aš perku po tos dienos ir jau tada galiu prognozuotis, tai ar per 30 ar per iki 60 dienų turės praeiti, kad aš gaučiau savo pirmuosius dividendus arba pasyvias pajamas, ar ne? Arba distribucijas. Kitą dalį turiu labai gerai suprasti, susirasti informaciją, parodžiau, kaip padaryti per Just ETF-ą, kas kiek laiko aš gausiu dividendus, ar ne? Kas mėnesį, kas ketvirtį ar kas metus. Toliau pasitikrinu dividendų istorijos stabilumą, ar aš turiu augimą,
ar tiesiog aš gausiu dividendus, bet kažkurioje vietoje galbūt prarasiu tą augimo dalį. Taip pat manau, kad labai svarbu yra suprasti, kad jeigu aš fokusuojuosi į pasyvias pajamas, pastovės, kasmėnesinės pasyvias pajamas, aš savo turiu suvokti, kad aš tikriausiai prarasiu augimo potencialą. Nes tos kompanijos, kurios daug metų jau išmoka dividendus ar nekeičia savo politikos, jos turi tam tikrą limitą, kiek jos iš tikrųjų gali išsprogti ir išaugti, nes tai jau dažniausiai yra tos didelės kompanijos, kurios nori investuotojams mokėti pasyvias pajamas, o nesikoncentruoja į maksimalų augimą. Tai vėlgi, jeigu aš renkuosi covered call ETF-us, kurie išmoka pasyvias pajamas, turiu suvokti, kad aš būtent dėl tos papildomai taikomos strategijos limituoju savo augimą, bet kas pas mane atkeliauja kaip papildoma vertė, tai kad aš turiu pasyvias pajamas. Tai čia tiesiog reikia visiškai pasirinkti, kas kam tinka. Ar aš noriu maksimalaus augimo, ar aš geriau noriu pasyvių pajamų. Tada toliau, ką darau, pasitikrinu ir ar aš suprantu, kokia yra to fondo strategija. Ar tai yra dividend ETF-as, ar tai yra rate ETF-as galbūt, ar ne, ar tai yra covered call ETF-as, ar bet kokia kita strategija. Ar aš suprantu tą riziką, tai apie ką jau pakalbėjau, ar ne, jeigu aš vaikausi didelių dividendų, didelių distribucijų, aukštų pasyvių pajamų, ar aš tikrai suprantu, kokią riziką aš prisiemu. Toliau pasitikrinu, galiu įsirašyti, kokie yra TER, tai yra Total Expense Ratio, metinis fondo mokestis. Tarp kitko, per Just ETF mes galim labai smagiai pasilyginti. Pavyzdžiui, atkeliavę čia prie Add ETF for Comparison, ar ne, aš galiu lyginti tam tikrus fondus. Tada vėlgi įsivertinu ilgo laikotarpio fondo augimą, ar ne? Žiūriu, ar jisai auga, ar jisai vis dėlto krenta vertėje per tokį laiką, kiek jisai yra listinguojamas. Ar nėra NAV erosion, tai NAV erosion padės atsakyti į tą klausimą, jeigu mes paspausim including dividends arba excluding dividends. Ir jeigu aš matau, kad tada, kai aš reinvestuoju dividendus, tai fondas vertėje auga, bet jeigu aš nuimu varnelį ir matau, kad fondas vertėje krenta, kai aš nereinvestuoju dividendų, jau gali būti kaip pirmas red flagas, raudona vėliavėlė, ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu aš iš tiesų noriu imti tą pasirinkimą. Tai tikrai pakankamai dažnai tai būna su kompanijom, kurios moka itin aukštus dividendus arba su fondais, kurie išmoka labai aukštas distribucijas arba pasyvias pajamas, kad jie ilguoju laikotarpiu krenta vertėje. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš gaunu distribucijas arba pasyvias pajamas iš fondo, bet kartu su savo suinvestuotu kapitalu, nuo kurio dar turiu susimokėti mokesčius. Tai tikrai nėra efektyvus variantas, jeigu norisi giliau panagrinėti ir suprasti, kas yra tas NAV erosion, tai tiesiog kviečiu pasižiūrėti šitą video, ten tikrai detaliai paaiškinu, padės lengviau suprasti. Toliau įsivertinu pajamingumą kartu su rizika. Tai vėlgi, kartoju, nes tai nuolatos yra padaroma klaida, nesivaikyti aukšto pelningumo ir įsivertinti prisiemamas rizikas. Tai čia yra mano asmeninis portfelio pavyzdys, jau minėjau, tai yra JPQ ETF-as šiai dienai. Čia šiek tiek senesnis pavyzdys yra, bet noriu keisti skaidrių, kol kas tai dalinuosi to, kas buvo rodyti iš tiesų ir per patį pranešimą, tam, kad atitiktų informaciją. Aš turiu 1150 vienetų JPQ, ar ne? Iš viso pas mane yra suinvestuota mano pinigų $27 000, aš jį perku doleriais ir vidutinė užpirkimo kaina yra 23 pinigai už vieną vienetą, ar ne? Toliau, jeigu keliaujam per ateinančius 12 mėnesių, ką aš turėčiau gauti dividendais, tai yra apie 2000, su sąlyga, kad aš daugiau pinigų nebeinešiu prie tų 27 000. Mano ta vidutinis dividendinis pajamingumas, ar ne, yield on cost, kiek aš turėčiau gauti, yra 7,63, tai yra kintantis skaičius, ar ne, tiesiog rodau tam, kad suprastumėt. Dividends received, kiek aš šiai dienai jau esu gavusi dividendų iš savo pasirinkimo, yra apie $800. Mokesčius įsivertinu prie tax. Tada returns, ką labai svarbu suprasti, nepaisant to, kad mes turime upside potential, ar ne, kad mes neišnaudosim maksimaliai augimo investuodami į šitą pasirinkimą, jisai vis dėlto auga ir priklauso, aišku, nuo momento, kada mes nusipirkom, nes kiek matėm Just ETF puslapyje, ar ne, tai jisai tarsi vertėje krenta, bet kadangi mano įėjimo taškas buvo labai palankus, suplanuotas, tai aš jau turiu ir augimą jame. Tai bendrai capital gain, tai yra kiek užaugo mano investicija ir dar papildomai, ar ne,
jeigu aš atimsiu šitą sumą iš šitos, tai gausiu, kiek aš tais dividendais jau gavau atgal į savo sąskaitą. Ir asmeninis pavyzdys, ar ne, JPQ ETF-as, galima kopijuoti ir į SIN koduką, ar ne, gausite tą patį variantą. Tai pavyzdžiui, jeigu aš kopijuoju šitą į SIN kodą, keliauju į savo brokerio sąskaitą ir kopijuoju šitą JPQ EU, ar ne? Tai yra skirtingos valiutos, galiu spausti šitą variantą ir štai čia matau, ar ne, pasirinkimą. Čia yra fondas, kuris kotiruojamas yra doleriais ir paprastuoju būdu aš jį galiu nusipirkti vos keliais mygtuko paspaudimais. Tai kodėl pas mane dabar dar yra ir pliusas, nepaisant to, kad GSTF tenais matomas yra minusas, ar ne, nuo pradžios, todėl kad aš pradėjau pirkti tuo metu, kai buvo Trumpų tarifo visas tas drebėjimas rinkoje, ar ne, pas žmonės buvo didelė panika, daug kas parsidavinėjo, aš tuo metu turėjau kapitalą iš parduoto nekilnojamo turto ir dalį jo suinvestavau būtent į JPQ pasirinkimą. Dividendinis pajamingumas tuo metu, ar ne, kai dariau šitus skrynus, buvo apie 8%. Svarbu suprasti, kad tai nėra fiksuotas dividendinis pajamingumas, ar ne, kiek aš nuolatos ir visą laiką gausiu. Gali būti mažiau, gali būti daugiau, ar ne. Šiai dienai vidutiniškai yra apie 8%, žiūrėsim, kaip bus po pilnų metų. Tai iš tą dalimi be abejo pasidalinsiu. Ex-dividend date, iki kada aš turiu nusipirkti šitą fondą, kad jau kitą mėnesį aš gaučiau pasyvias pajamas, turiu nusipirkti iki 9 dienos, geriausia, sakyčiau, to be safe, 7 dieną, iki 7, ar ne, tai yra mėnesio pirmą savaitę, kai aš galiu nusipirkti ir kitą mėnesį aš jau gausiu savo pasyvias pajamas. Tada žiūrim toliau, tai šiai dienai, ką aš gaunu už savo 27 000 suinvestuotus, tai kiekvieną mėnesį pas mane įkrenta apie $200. Ir kodėl taip tokiai strategijai, kodėl taip sakau aš pati, nes man yra svarbu pasyvios pajamos, aš galiu naudotis tais pinigais kažkokiam papildomom strategijom, galiu reinvestuoti. Mano akimis tai yra žiauriai paprasta ir yra pigu, nes mes labai mažai sumokam už turto valdymą, bet jau turime efektyvų likvidų pasirinkimą. Tai yra diversifikuota, mano asmeninis pasirinkimas, aš investuoju į 90 kompanijų, jeigu norite investuoti į daugiau kompanijų tam, kad labiau valdytumėte riziką, pasinagrinėkit kitus covered call ETF-us, ar ne, tai gali būti JGPI arba JEPI pasirinkimai, arba tos pačios dividendinės kompanijos, kurios vėlgi išmoka, tai tos variantus nagrinėjom per GSTF. Ir man yra svarbu realus turtas, ar ne? Tai turtas mano, vertybiniai popieriai yra mano, fondo vienetai yra mano, kai aš juos perku per licencijuotą reguliuojamą brokerį. Dabar, kodėl netinka tokia strategija? Tai jeigu tu ieškai augimo, nori maksimaliai augti su savo kapitalu ir tavęs nedomina pasyvios pajamos, tai ne čia žvalgaisi. Tada, jeigu tu netoleruoji rizikos, apskritai jokios svyravimo rizikos, nes kaip rožiu, ir net ir dividendinės kompanijos ir tas pats covered call ETF-as, jisai gali svyruoti. Jeigu tau yra per didelė koncentracija, investuoti tik į dividendinės kompanijas, ar ne? Ir jeigu neįsivertini mokesčių, nes nuo kiekvieno gauto dividendų, nuo kiekvienų gautų pasyvių pajamų, ką mes darom, susimokam mokesčius. Tai šitą dalį reikėtų įsivertinti. Tai planas pasyviom pajamom. Kas yra svarbiausia? Turėti apskritai vertybinių popierių sąskaitą. Aš kaip ir dalinausi, naudojusi Freedom 24, jeigu dar neturi savo vertybinių popierių sąskaitos, tai darimas užtrunka iki 15 minučių. Svarbu turėti savo ID, turėti ištrauktą išrašą su tavo dabartiniu adresu, kuris yra registruotas, pasidaryti selfie, užsiregistruoti ir atsidaryti savo sąskaitą investavimui. Gali naudotis nuorodą apačioje, kiekvienam naujokui yra papildomi bonusai už įsineštą sumą pinigų, tai kviečiu pasiskaityti sąlygas ir keliaujam toliau, ar ne? Ką tada padarau? Išsigryninu savo tikslą, naudojuosi skaičiuoklę, kurią aš dalinausi prieš tai. Štai čia koks yra tas mano tikslas, kiek aš noriu gauti per mėnesį, arba kiek aš noriu suinvestuoti ir iš kokios sumos aš kokią sumą gausiu, ar ne? Čia vėlgi nuo kiekvieno asmeninių pasirinkimų priklauso. Tada renkuosi distributing ETF-ą, jeigu noriu, kad mane pasiektų pasyvios pajamos. Pasitikrinu ex-dividend date, tas padės susiplanuoti tai, kada mane pasieks pirmos pasyvios pajamos. Nusipirku ETF-ą, 1-2, super paprasta, ir kartoju tą patį kas mėnesį, kol pasiekiu savo tikslą. Dabar parodysiu, kaip per telefoną ar ne galima nusipirkti tuos pačius fondo vienetus
Tai yra, dabar realiai užtruksi turint investicinę sąskaitą, investavimo sąskaitą, ar ne, iki 20 sekundžių, kai jau bus padaryti visi namų darbai ir atsirinktas tas fondas, į kurį nori investuoti. Tai aš atsidarau savo Freedom24 sąskaitą, ar ne, keliauju apačioj į kotiruotas ir veduosi tikerį, tai yra JEPQ. Pasirinkimas, tai yra mano pasirinkimas, nerekomendacija pirkti, būtinai pasinagrinėkit taip, kaip rodžiau per Just ETF-ą, įsivertinkit, pasidarykit savo palyginimą, ar ne, ir kodėl taip, ir kodėl ne, ir, kodėl nebūtinai man šitas pasirinkimas yra tinkamas. Tai vedu JEPQ, ar ne, ir matau LSE, tai yra būtent Londono biržoje, aš jį investuoju, šiai dienai kainuoja $26, ką galiu spausti, spaudžiu prekybą, ir pasirenku, kiek vienetų aš noriu nusipirkti. Tai mano akimis nėra efektyvu investuoti mažesnę kaip $100 ar €100 sumą, todėl kad tarpininkavimas už tai, kad brokeris mums nupirktų tas akcijas, mums kainuoja €2 ar $2 priklausomai nuo mūsų pasirinkto plano. Tai va, šitą vietą, jeigu aš perku 4 vienetus, ar ne, man kainuos $104, pateikiu pirkimo nurodymą, braukiu į viršų ir turiu savo portfelyje dar papildomai 4 akcijas. Noriu pirkti daugiau, ar ne, perku daugiau. Perku 10 vienetų, ar ne, perku 100 vienetų. Čia vėlgi priklauso nuo mūsų galimybių. Tai kaip sužinoti tikslą, taip kaip ir papasakau, ar ne, bet bendrai. Labai dažnai žmonės nori gauti, gerai, 10 000, tas nerealistiškas, jeigu aš nieko nedarau, jeigu aš turiu pinigų, tai labai realistiškas, ar ne? Dabar labai dažnai žmonės sako, aš noriu tada gauti tai, ką aš uždirbu už savo aktyviai atiduodamą laiką ir sukuriamą vertę, ar ne, pavyzdžiui, 1500 vidutinis Lietuvos atlyginimas. Tai reiškia, kad prie 8%, jeigu renkuosi fondą, TEFą, kuris išmoka 8% pasyviam pajamom, taip man reikės 265 000. Tai šitą dalį su skaičiuoklė tikrai esu tikra, kad atrasit, ar ne, per kiek laiko pasieksit savo tikslus. Siūlyčiau pagalvoti apie tai, kad geriau pasirinkti €100 per mėnesį, 150 eurų per mėnesį, 200 eurų per mėnesį ir tik vėliau keliauti link tų didesnių tikslų, nes bus daug realistiškiau pasiekti pirmą mažą, apsidovanoju save, keliauju link didesnio. Rizikos ir dažniausios klaidos labai svarbu paminėti, ar ne, tai kad mes turim tuos nerealistiškus lūkesčius, tai tikiuosi, kad su skaičiuoklė lūkesčiai bus suvaldyti, pamirštam mokesčius, akcentas dar kartą, per didelio pajamingumo vaikymasis, priminimas, ar ne, kad vis dėlto ne tik tas dividendinis pajamingumas turėtų traukti akį, nors dažniausiai traukia. Nenuoseklumas, tai reiškia, neinvestuoju kiekvieną mėnesį arba pagal savo asmeninį planą tam, kad pasiekčiau savo tikslo. Emocijos, jeigu vadovaujuosi daugiau emocijomis negu šaltų protų ir savo tikslo siekimu, tai vėlgi galiu prisidaryti klaidų, pamatysiu, kad reikia pavažiavo žemyn ar ne ir pakrito ir vietoj to, kad užsipirkčiau papildomai savo norimo fondo vienetų pigiau, ką aš darau, parsiduodu, realizuoju nuostolį ir išeinu apskritai iš viso proceso. Ir plano neturėjimas. Planas tikrai ne kartą sakyti ir kartoti, ar ne, mes turim arba mentaliai labai griežtai žinoti, ką ir kodėl mes darom, arba tiesiog paprastuoju būdu užsirašyti ir kai yra sunkus laikai, tada atsiversti tą savo lapą ir pasiskaityti, priminti savo. Kol kas šiandien iš manęs tiek, matau, kad vis dėlto užtrukau ilgiau, nes buvo galbūt kiek išsamesnė Just ETF praktika, tai šitoje vietoje tikriausiai ir atsisveikinsiu, palikit savo komentarus, palikit kitas įdomias temas ir susitiksim kitam video. Iki.